Nu ką, atnaujam išgirdome. Sėdž dviese gauda. Nam pažiūrėti, nieko gera. Keli šeriukai. Tai netrukdysim tenai gaudyti. Metamės mes daugiau šitą pusę. Čia kur aiškės duobės, kur yra. Tai bandysim eit pasigrėžti kečių. Žiūrėsim, ką turim. Šovėm 10 kečiukų, gal biški daugiau. Bandysim praeiti projektą. Aišku, gylis čia nebus didžiausias. Bet praeinam su blizgutė. Pasižiūrėsim, ką galim. Ką turim. Kas pasigaus. Nu, po to matysim. Gal bandysim jau kas liek tenai. Kur jie gaudė. Nes matau, kad nelabai irgi užsidegims didelis. Greičiausiai daug kečių ir kibims nieko gera. Aišku, čia apeit ar čia pragrėžiuota, bet pragrėžiuota ar tik krantą greičiausiai nebuvo to kibimo. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis. Simetė. Aišku, sauliukė šviečia, šilta, gražu. Tiek, kad atvažiavom ant pietų. Tai matysim, kas gera. Turim pirmas ekėtas praėję. Nebarkštelimo. Atvažiuos kolega dar kartą pagaudyt. Bandysim paieškoti žuvies. Bazuojamės ten, kur kompę gaudydom. Bandysim pasigauti kažką. Prigrėžiausime kečių. Skanuotų. Persibazavo į vieną vietą būdų. Greičiausiai rado žuvies būrelį. Kim kažkas tai. Kaip ir logiška. Mes bandom toliau ieškoti. Ką praėjom, mekėtės balans su šitą blizgutę nieko nekyba. Pasiėmėm masalinę, pirmoje ekėtė jau 3 ešeriukai. Vadinasi, jie blizgutės arba balansyra nelabai nori. Klausimas, aišku, kiek čia jų eketė bus. Nes čia dydžiai nelabai spūdingi tokie. Bet bent jau pasirodė žuvis. O. Skirias, ten sako. Sekitės iki čia koks, čia ne 1,5 metrų. Pas mane ten irgi. Gal metras, labai skirias. Ten pirmo irgi prasmugiavo. Čia dabar ant balansyras baksteliai. Reiks be masalinę praeiti. O, buvo. Krita kažkas? Anam gal ir vėliau,
dar to sniego nebuvo. Čia nebuvo sniego, ten sniegiuks. Važiavo su mašina. Akmeniečiai. Jau. Tai žolių kamščiai. Nu, kurva nesnieg. Gerai baigėt. Ten grąžtą užkripti. Sako, būt kitus kelius galėtų jau dabar palikti. Nu, okei, ten kolektyvą reikia praeiti. Iškart su masalinė. Kol dauža. Nes daužyt bando, bet nepaim. Antros eketės skiriasi 12 metrų. Nu, tai čia irgi tas pats sakau. Čia koks mes. Kraštų vienos, ten gražiausia, o tai vienos. Nes čia irgi tarp taus ir anos ten skirias. Ant gerą metrą. Čia į pasiduoda. Čia kur gražu. Nu, iš karto. Apie pusę kilometro. Čia va, žinai, čia griauna yra. Sakoma, čia vėl pusmetrį gilį. Ten to šlaitai laikos, matai dabar. Va, kad ten jankų kauniškai ten. Irgi karšį daro. Išmėdės. 300. Nu gerai, aš niką tada. Balalaikį. Nesakau, balansyra, baksteliai viskas. Čia rengtis jau reikia. Ja, jau tu man reiks žiūriu, kad mesti žemėn. Šiltam, ne? Net kaip šaudė, tai atvažiavo. Siaubas, kas sėdėjo. Pakeita gal, tada banari. Bet nutrant.
Nu, čia duja viskas. Kurva, dydžiai. Dydžiai tai dideli. Su juoda, su balta jau. Su baltu. Juodas nebeturiu, man atrodo. Degau užsidėti turiu. Su šratu. Pabandyti su šračiuku užsidėti. Čiau didesnis. Kažkas dar reikia yra.
Arba žolė, arba labai atsargiai ten timteli. Galima į žolę gal kažkur kliūn. Nes nėra, kad prasmogiuotų, bet tiesiog taip švelniai. Švelniai tik timti. Irgi laisvi. Kol zudaut nelabai malūniai jaučiamės. Tikrai nemalūniai. Bet žvejybos kirmins bus nuramins. Būsim bent kažką pagavę. Ten iš tiek kiekiečių 5 žuvys nelabai ką yra parodyt. Čia biškai padoriau bus. Beveik iš kiekvienos eketės, gaila, kad dydžiai čia tokie. Dydis ešerė. Paskęs tarp 2 pirštų. Aišku, kažkur turbūt ir didelių. Tik tai, kur jų yra, kur jų rasti. Stabdė prisimiškiau. Kol kas tai vien degtukai. O, kažkas didesnis. O. Balto žuvės, sakiau, tai yra. Jo. Čia taip stipriai renkt net pačiam įdomu, ką ten ištrauksi, bet kai jau trauki ir beveik 0 pasipriešinimo, tai viskas aišku kas.
greičiausiai ir viskas. 4 žuvys. Na, o, kažkas buvo geresnė. Nepaėmė. Normaliai. Gal jie vėl to žuvės didesnės. Nes smūgis tikrai buvo neišėrė. Čia gal reiktų kolegai su kokiu matyliu ateiti. Pasėdėti. Gerai. Šiandien paleisim tuos mažiučius. Čia tegu stovi. Gal bandysim dar ateiti. Pabandysim dar praeit po to. Tik mes jau turim 3 eketes, man atrodo. Reikia pabandyti dar prasigrįžiaut aplinkui kažkur tenai. Ten, kur pirmi didesnė buvo pasigrįžiaut ir kur baltos žuvės buvo. Aplinkui pabandyti. Gal rasim kažką tokį, kur verta dėmesį. Ten toje kitai smūgis buvo, bet ir kuo toliau, tuo vis giliau. O, čia gerai, bakstelė. O, tiesiog. Nu, tak. Mūsų apžora gyvs eiks. Bandom pažiūrėti, kas... O, kažkas buvo. Šitokia gyglė biškį. Biškį dūmė jie čia kim. Toks jausmas, kad čia balto žuvės biškį daugiau. Bakstelė. Arba ne. Arba ir didesnis viens kits. Tai gal čia kažkur aplinkui reiks pabandyti apsigręžti dar. Irgi. Gal rasim kažkokį vieną kitą didesnį.
Daugiau nieko. Vienas bakstelims buvo. Toks labai švelnus. Gerai, pabandykim palengva pakelti. Okay. Taip, čia du. Ką turim? Dvi ekeres. Nu, kažkokiam pradžio praskutinės. Eisim prasigrįžiausim. Dar kelias. Ir matysim kokią situaciją, bet greičiausiai. Net su pavyzdžiai ar balansyrų tiesiog praeit. Tie degtukiniai tokie, nu. Aišku, kai kimbi ir neblogai, bent jau tas kim, bet noris kažkur didesnė. Ja. Čia gilio nėra kažkaip. Ir. Okay. Чуть-чуть циклю. Pirma kategorija tuščia. Kažkas nauja. Na, bet būna taip pasirodo. Ой. Nu gerai, netuščia. Balto žuvies radom. Džiauku, idėjų, tai idėjai. Galvoju, trauks patį vidu. Gal vieną. Dar vieną. O, didelė. Jau panašesnė žuvį.
Turim. O, ir ešeriuksį. Ir ešeriuksį toj pačioj skylėj. Gaila, mačiau kamerą baigė įsikrauti. Pažiūrėt, ar sako, kita batarika gyva. Tai, kad čia apsigręžti reiks, tai faktas. Galima kažkur briukst, galbūt. Baltos žuvies. Arba ir ešeriukų. Bet jeigu į šalia baltos, tai galbūt ir ešeriukų. Vis tiek mailiaus ieška. Maistą ieška galbūt, kad šalia kažkur rasim ir tų didesnių ešerių. Didesnį radom. Iškart. Kol kas daugiausiai iš vienos eketės. Turim. Auksinė eketė. Daug didesnė buvo.
Delniuksai kažkas neredaus šitoj vietoj. Aišku, gerai kai kim. Kai nekim dalyką naują. O ne, tu man užsimetė čia. Ai. Persirišam be masalinę. Bandom toliau žiūrėti, kas čia bus toje eketį. Kol kas aktyviausia eketį. Tai kol kas ir ešeriukų yra. Ir raudelių. Žodžiu, eketį dienos. Va. Greičiausiai reiks eit paieškau dar žuvės aplinkui. Dar turim vieną eketę. Tai prašauksim greit tenai pabandyti. Ir bandysim apsigręžti čia dar. Aplink šitas, jeigu buvo baltų žuvės, buvo ešeriukų, tai gal bus ir gal daug aplinkui čia. Aišku, ten aplink plakiuks, kur buvo, bandyti dar apsigręžti. Tai ieškosim su be masalinė greičiausiai. Nes tik ant balansyran blizgutės. Nemanau, kad tie mažieji sukips. O čia vis tiek susigaudai viską, kas jau eketį yra. Gerai. Einam sekančią eketę. Gylis apie 3 metriukus, tai nėra pas mažiausias. Ja, tai va čia dar pasibandom. Ir tada eisim. Prasigrėžiau dar ekečių. Vienai pusė, kitai pusė porą. 3-4 ekečiukės aplinkui. Žiūrėsim. Gal rasim žuvį dar. Tai vis dėlto pervažiuoti į kitą vietą nebuvo bloga idėja. O, bet čia gylis mažesnis. Čia mažesnis gylis. Kolegos mintis pasiteisina, kad čia pervažiuot. Kažkas bakstelį. Yra kažkas. Didysis ešerys.
arba žoliai. Pačioje pačiai. Nes labai jau taip. Buvo žuvis. Buvo, jutau. Jutau, nepapirtam. Įdomiai. Pukšt, pukšt, pukšt. Arba mažas raudelis. Arba tie tokie dydžio šeriukai, kurie tiesiog nepaim. Nes kad dauža, tai dauža čia juodai. Ten ta viena nebloga tokia kietai buvo. O daugiau tai po 2, po 3. Arba visi degtukiniai. Da, sako, reikia apsigrėžti, pabandyti aplinkui ten tas. Nes irgi dauža, bet... Gerai trakti. Karkūnas kaip jis. Dauža, bet nepaėm. Man be masalinės, kaip nelabai tapau. Nu. Oho, Nu, tai va tokie, va, jeigu dauža, blėda, atsisėdė. Starkis būrys, tokių tą gurvą. Ir nesuprasi, blėd, kam reikals. Kur? Nebeturiu matilius. Galvoju, čia reikia tarp žolių. Ten be masalinėsai. Aš raudžiu, noriu. Mat, žmogus pagavo raudžiu. Nu, tai va, ten, nekė, tai blėd, irgi ant be masalinės. Ne, raudžiu, ko reikia. Eisiu ten, dalysiu. Dieve, jeigu yra, tu ekė, tai patrauksi viską. Net ir tokius patrauki. Tu na. Bet tai kai diduma. Baisu, kapotės neįtrauk tokį. Didelė žuvis, didelė. Gerai, einam pasigrėžiu tekėčių. Su šitais gan apšitos reikia mest paleisti. Bandysim prasimėti tekėtis. Nes, nu, blėt, su tokiais dydžio. Nu, čia nevarkė. Tikrai nevarkė. Tai man, kol kas, taip. Čia turėjom didesnių. Visiškai visus negalim mesti vidų. Turėjom kojų. Tikliau araudylių. Kol kas va geriausiai ekėti
Didžiausia žuvys šiandienos mano. Prasivalykim biškį va. Vis vienai krūvai. Tai va, bandom pasigrįžiuoti aplinkui ekėčių. Vienai pusėje, kitoj pusėje. Bandysim dar kažką pagaudyti. Ilgai nebeužsisėdėsim, kol kas tiek. Tai va, situacija tokia. Prasigrįžiom aplinkui ekėčių. Praėjom. Arba tuščia ekėtė, arba ten 2-3 degtukiniai, kur visiškai nieko gero. Tai grįžom į ekėtę, kurioje daugiausiai pagavom žuvis. Bandom dar jų kažką pagauti. Jeigu nieko nebebus, tiesiog pakuosimės, važiuosim namo. Ką čia įsėdėsi? Greičiausiai tą kibimą laiką jau apturėjom. O ten sėdėt gaudytos degtukinius, kur 5 cm didumą, nu, toks labai nekaip atrodo visą tai. Aišku, gerai, kad bent jėkim, bet noris kažko didesnio, noris aktyvumo. O čia dabar jau mes jo nebeturim. Bet greičiausiai, kad ir šitą eketę tuščia jau. Būsim apgaudę, kas buvo. Tai turbūt, kada reiks pakuoti žaislus ir mauti namučių. Nu ką, o su jum. Aišku, žvejybos kažkai ar leiksim dar kažkur. Nebent nors dar porą dienų turim. Tų tokių, kur dar nebus visiškai baisiai, bet matysim. Matysim kokią situaciją. Matysim, kaip vis dėlto darys kažkas. Va. Dar ir viens kits kuprius. Šalia. Išdrebinam. Jau ne pats didžiausias. Nu, bet bent jau dar jį reikia, tai kažkas. Pabėg. Ir togu plauk. Tai va, turim ką turim vadinas. Aišku, čia būtų galima eiti per visas eketės vėl iš naujo. Vėl bandyti kažką pagauti, bet na didžioji dalį ekečių vien tie degtukiniai. O kai ten iš 3-4 metrų gyklę trauki tokį Katras vos didesnis už balansyrą. O, pabėgo. Vos didesnis už balansyrą. Ta 3 cm. Ir 4, tai nu kažkaip labai taip jau. Aišku, kai nėra visiškai nieko gerai ir tokie, bet kai jau pasigaunta didesnė žuvis, kažkaip noris ir to žuvis. Ir noris, kad ir kiptų tie didesnė. Tai dėl to labai daug ekečių tiesiog ištraukė 3-4 tokius. Net nefilmavo. Nes, nu, ten ką ten filmuosi, kai jie visi va tokie. Bet man atrodo, mes čia tuom ir baigsim visą šitą reikalą. Gal to žuvis ir yra, bet nestebuklas.
Aišku, čia jeigu kažkokių raudelių gal net pasišert būtų buvę variants. Tik jeigu buvo kelias, tai kažkur gal ir daugiau buvo būriuks. Bet nemanau, kad aš kai ant balto žuvės nelabai mėgstu. Tai prasme, aplamai, jeigu pagavai, daugiau to tokio aktyvesnio žvyba, jei prasigrėžiai, aktyvią žuvį surinkai, yra, nėra ir viskas, tai va. Tai va, manau tiek. Manau tiek iš šiandien mūsų žvybos, vyniojamės meškerės ir vyksim namučio, o su jums susitiksim, žiūrėsim kada. Tai va, kol kas tiek, iki kitų susitikimų.